Labas, aš Linas Talnionis, verslo vystymo treneris. Kai bendrauju su verslininkais ir verslininkėmis, vienas iš klausimų yra apie jų esamą verslo modelį ir kokios realybės verslė nori link kokio modelio juda. Uždavus šį klausimą, neretai susiduriu su pauze ir nesugebėjimu įvardinti aiškiai, kur yra šiuo metu ir kur nori būti. Tai tada mes paimam popieriaus lapo ir piešiam labai paprastą kvadrantą. Iš esmės tai gali būti servetėlės sprendimas, ant bent kurios servetėlės galima šitą modelį paaiškinti. Tai rekomenduoju ir tau nusipiešti tai, ką dabar parodysiu ir pasižiūrėti, kur tavo verslas yra šiuo metu ir kur norėtum, kad būtų. Galbūt bus daug aiškiau, negu buvo iki šiol. Tai kvadrantas atrodo taip. Į viršų yra kaina. Kuo aukščiau į viršų, tuo mes brangiau parduodam savo paslaugas ar produktus į rinką. Ir į dešinę pusę iš kairės yra kokybė. Kuo labiau į dešinę pusę, tuo kokybiškiau mes veikiame rinkoje, tuo kokybiškesni mūsų produktai ir paslaugos. Ir tada mes turim tokius 4 tipinius kvadrantus. Visą laiką versle bus išimčių, bet 4 tipiniai kvadrantai, kur daugmaž nugula didžioji dalis verslų yra. Apačioje kairėje yra kvadrantas, kai yra žema kaina ir žema kokybė. Ir šitie verslai egzistuoja ir egzistuos. Pavyzdys gali būti Gariūnai, neabsoliutinant ten visų esančių prekeivių, bet tikrai ten galima rasti pigių produktų už mažą kainą, bet kokybės ten irgi nebus. Tačiau pirkėjai ten irgi nevažiuoja ieškoti kokybės, jie važiuoja nusipirkti pigių produktų ir jie džiaugiasi pasigyrę kaimynui, kaip pigiai nusipirko. Nesvarbu, kad reikės dar 2-3 kartus tą patį pirkti, nes kokybės nėra ir greit suges, bet jiems svarbu kaina ir jie nori nupirkti kuo pigiau ir jie džiaugiasi nupirkę kuo pigiau. Arba važiuoja tie žmonės, kurie negali sau leisti nupirkti brangesnių dalykų irgi ieško pigių produktų. Tai ten visą laiką bus pasiūla, bus kas parduoda tokius produktus, kas gamina tokius produktus, yra kas paslaugas irgi nelabai kokybiškas teikia, bet visą laiką teikia arba parduoda mažom kainom. Pirkėjų irgi bus, bet tie pirkėjai nėra patys lojaliausi, jie ir toliau ieškos, kur dar pigiau galėtų nupirkti, kas dar pigiau jiem atliks paslaugą. Tai čia galima veikti, bet čia reikia suprasti, su kokia auditorija dirbsim, kas bus mūsų rinka ir suprasti, ar mums tai tinka ar netinka ir kokie yra mūsų pačių standartai. Ar pardavinėti nekokybiškus arba mažos kokybės produktus, arba teikti paslaugas nelabai kokybiškai mums tinka ar netinka. Į viršų yra aukšta kaina ir žema kokybė. Ir čia galima kvestionuoti įvairius dalykus, bet čia yra arba emocija, arba mada. Emocija gali būti tam tikri pardavimai, kur vyksta renginys, pristato tam tikrus produktus ir per emocinį spaudimą bando įtikinti, kad jūs nusipirktumėte tam tikrą, pavyzdžiui, puodų rinkinį, tikrai brangų, kainuojantį tūkstančiais, kurio kokybę galima kvestionuoti. Ir ar tikrai jisai daug geresnis už esančius rinkoje kitus pigesnės alternatyvas ir ar apskritai tie produktai kokybiški. Bet per emociją užspaudžia, parduoda arba per gerą tam tikrą emociją, hypo sukūrimą irgi parduoda brangiai. Kitas dalykas, mados reikalas, tai esu dukrytei pirkęs ir spinnerį, esu pirkęs ir popitą ir supranti, kad nupirki už 20 eurų gumos gabalą. Kokybės ten 0. Antrą kartą, tikrai nebematai poreikio pirkti, bet yra socialinis spaudimas, vaikui turėti, iš vaiko man, kad aš nupirkčiau ir tiek aš, tiek kiti tėvai pasiduoda ir nuperka. Tai čia su vaikais, bet lygiai tą patį daro suaugusieji, neracionaliai perka tam tikrus dalykus, kur kokybės tikrai nėra aukštos, kaina išpūsta. Ir tokius produktus galima parduoti ir sėkmingai veikti, jeigu yra didelė rinka. Ir paslaugas galima teikti nelabai kokybiškas, brangiai, jeigu yra didžiulė rinka, tai reiškia, esami klientai nebegrįš. Antrą kartą nepirks, mūsų nerekomenduos, bet rinkoje yra tiek daug naujų potencialių klientų, kad mes galim ten metai iš metų veikti. Jeigu rinka maža, reikia įvedinėti vis naujus mažos kokybės produktus ir vėl tą hypą sukurti, kad galima būtų parduoti brangiai. Tai čia mažose rinkose, ypač kaip Lietuva, sunku veikti. Dideliai rinkai, tokio kaip, pavyzdžiui, Amerika, ten galima turbūt 20 metų į priekį su vienu nekokybišku produktu veikti ir nesukti galvos. Tai čia vėlgi spręsti tiek, ar mes norime pardavinėti mažos kokybės produktus, paslaugos, tiek ar mes galime ilgą laiką ir tvariai veikti rinkoje, kurioje veikiame. Kitoje pusėje yra labai kokybiškai veikiantis verslai, kokybiškas paslaugas produktus parduodantis ir apačioje yra žema kaina ir aukšta kokybė.
Tai iš esmės tai turėtų būti masinė gamyba. Tikrai yra verslų, kurie gali užtikrinti ir aukštą kokybę, ir mažą kainą, bet turi atsirasti masto ekonomija. Kas yra gamyba, ten turbūt daugumai aišku, pateiksiu iš paslaugų pusės tą patį. Tai jeigu aš turiu vieną taksi automobilį Vilniaus mieste ir dabar man tą vieną taksi automobilį reikia nusiųsti, paimti klientų iš lokacijos ir kažkur nuvežti, gali būti, kad tuščių kilometrų aš turėsiu daugiau negu kilometrų, kai aš vežu klientus. Kadangi tik vienas automobilis po visą Vilnių, užsakius gali būti, kad klientam per ilgai reikės laukti ir pasitenkinimas jų paslauga irgi gali šiek tiek mažėti ir tą kokybę išspausti didelę bus sunku. Tačiau, jeigu aš turiu daug automobilių, pavyzdžiui, 100, tuščių kilometrų iki kliento bus mažai, nes aš po visą miestą vienu metu turiu išsibarčiusių automobilių. Tada, turėdamas 100 automobilių, aš galiu panaudoti svertą perkant kurą, prižiūrint autoparką, samdant darbuotojus, aš galiu užtikrinti greitą klientų aptarnavimą, nes automobiliai yra arti potencialių klientų ir gali greitai privažiuoti. Vadinasi, su 100 automobilių taksi veikiančių mieste aš galiu garantuoti ir žemą kainą, ir aukštą kokybę. Su vienu automobiliu man bus, ar 2 automobiliais, man bus sunku garantuoti ir aukštą kokybę, ir žemą kainą. Tai čia mes žiūrim, ar galim pasiekti masto ekonomiją ir kai kuriuose versluose tai yra įmanoma, yra verslų ir verslo modelių arba rinkų, kur tiesiog tą masto ekonomiją pasiekti yra per daug sudėtinga. Ir viršų yra aukšta kaina, aukšta kokybė, tai čia yra high-endiniai arba išskirtiniai produktai, paslaugos, arba dar būna butikiniai. Tai pavyzdžiui, būna butikinė komunikacijos agentūra, kuri neturi daug klientų, neteikia paslaugos visiems, kas tik nori, bet jie teikia brangiai, atsirenka savo klientus, yra klientai, kurie irgi nori išskirtinumo, nori dėmesio ir jie pasiruošia mokėti premium sumą, premium kainą už tai, ką gaus. Yra kitos paslaugos, yra kiti produktai, pavyzdžiui, laikrodžiai, brangus papuošalai, kur žmonės, jie nesitikė nusipirkti pigiai, jie net nenori nusipirkti pigiai ir pasigirti, kokį pigų papuošalą nusipirko, jie nori nusipirkti brangiai, nori palepinti save, jie jau važiuoja suprasdami, kad išleis tikrai nemažą sumą pinigų, bet jie ir tikisi atitinkamos kokybės, atitinkamo aptarnavimo. Tai čia irgi galima veikti, kad čia galėtume veikti, užtrunka susikurti reputaciją. Bet vėlgi verta investuoti ilguoju laikotarpiu, kad papulti čia, kad galėtume turėti ir aukštą kokybę, ir turėti aukštas kainas, galėtume brangiai tą savo kokybę parduoti. Tai čia yra 4 kvadrantai ir dabar rekomenduoju tau pasižiūrėti, o tai kur tavo verslas yra šiuo metu, kur galėtum besti tą tašką ir kur norėtum, kad būtų po 2-3 metų ir tada pasidaryti planą, kokie veiksmai vestų pajudėjimą link tos norimos realybės. Tai realybę savo versluose mes kūriam, svarbu suprasti, kokios realybės norim, kai suprantam, suprasti, ko mums trūksta, kad mes ją turėtume ir tada sudėjus į planą tuos veiksmus nuosekliai ir kryptingai daryti. Vien norėti neužteks, reikia daryti veiksmus. Tai labai rekomenduoju užsidėti kryptį ir nusistatyti, kur judėsi ir labai nuosekliai link to judėti. Pasimatom. Iki.